laidą ilgą turėsi? Tie para... Įjungam, jeigu norim pabandyti. Muzikantai. Vienas. O... Šio ryto garsai išklausyk, svečių nelauktų iš namų. Aš didelę bejau, aš labai bijau, aš labai noriu, bet labai bijau. Linkėk į geros kloties, gerų kalėdų ir tau linkėsiu iš širdies. Vartelį girdi, biškį instrumento garsiau manai. Pamiršti klaidą, man palinkėk į geros kloties, gerų kalėdų ir tau linkėsiu. Tai už vieną svarą? 2, 3. Vieną. Prašom. Geros šventės. O mes čia gal galim. Gerų kalėdų ir tau linkėsiu iš širdies. Gali pakylėti, gali įmylios varpos kvapus, ne ugnies. Man palinkėk į geros kloties, gerų kalėdų ir tau linkėsiu geros kloties. Man palinkėk į gerų kalėdų, man palinkėk į geros kloties, gerų kalėdų ir tau linkėsiu. Vienas, reikia. Šaltos snaigės, jos paslaptingai tyliai šneka. Važiuojam. Sirens būtų žuvės. Nori minti? Kai išeisi. Ar atnešėjai megztinį? Pamoja tam tikrai. Dailininkai reikia nežinau. Užtenka. Eiti juodas sustoti, galio galą prilėgė. O kas yra džiunglės? Tai vieta, kur yra labai daug medžių, beždžionių, kliūtų, dramblių, bananų. Džiunglės.
jaunukai, bet aš juk nieko jiems nepadariau. Bet norėjai padaryti, tu tiesiog bailys. O iš kur jūs sužinojot, kad aš esu bailys? Jums kas nors pasakė? Pati matau. Tik pamanykit, jisai smogė šiaudų prikimštai kaliausiai. O tai ką, tai jis prikimštas šiaudų? Tai, Aš ir galvoju, kaip mostelėjau ir nuskridau. O ką, tai jis irgi prikimštas šiaudų? ne, jis geležinis. Aš ir galvoju, kaip mostelėjau, už nagų nenusilaužiu. Galima paspausti. Liūtas, žvėrių karalius. Aš taip gerai riaumoju. Bet jeigu mane užpultų koks bebras, ne, bebro nebijočiau, bet jeigu mane užpultų koks zebras arba koks dramblys, aš tikrai labai bijočiau. Tu vardas žvėrių karalių, aš vadinuos karūną turėčiau, nešiot ant galvos, koks aš karalius, jei bijau šapelio, neturiu savy drąsos nei lašelio, geriau būt nieko, bet būt drąsiam, nedrebėti iš baimės, kampelį tamsiam. Nereikia grąžtis, jei būna sunku. Žinok, svajonės išsipildo laiku. Tik svarbu labai norėti, pasitengti ir tikėti. Tai yra pats karščiausias mano troškimas. Tu labai nori? Aš labai noriu būti žvėrių karalių, bet aš labai bijau. Priimkit mane, drauge. Tu labiau nori ar labiau bijai? Aš labai noriu, bet ir labai bijau. Kas labai? Tas jūsų burtininkas. Tai ir nežinau tada. Palaukit, aš labai noriu. Koks noras pakilo, aš noriu būti žvėrių karalių. Priimkit mane. Aš keliauju, paprašyti burtininką, kad duotų smegenų mano šiaudiniai galvai. O aš keliauju paprašyti širdies. O aš keliauju paprašyti, kad burtininkas grąžintų mane namo į Kansasą. Aš tai to Kansaso bijočiau. Kiekvienam nutiestas į svajonių miestą, kur smarkai šėri, reikia jo nesustoti. Kuku. 5. Kuku. 7. Kuku. 8. Kuku. 9. Dabar yra 9 valandos. 9 kukai. Taip. Tokiu laiku vaikai Kansase eina miegoti. Tai tur mums laikas pailsėti. Kas batelius? Visai tokius pat kaip tavo? Tai gal čia yra jūsų bateliai? Tu batelius. Duok batelius. Neduosiu, jūsų koja per didelė, jums jie per maži. Ach, tu šitaip? Nenori gerųjų, gali kitaip. O, čia jau nebesapnas. Liūtė, pabus, gindėma pagrobė doroti. Burti. Ten kokie suakmenėkit. Mes girdytų su akmeniai. Čia surūdėjau. Liūdėjau daug. Aš tai iš baimės sustinkau. O tai ko, aš jau... Gama, Na, jauna. jei aš būčiau burtininką, pavešiu tave į lėlę. Kur dingo? O dabar į Smaragdo miestą. Mini Smaragdo miestą. Jei nori tu iš tikro pasiekt svajonę savo, geltonas kelias veda, keliam per daug galėt. Tok mielas draugė ranka, Kartu smagiau keliauti, kartu kliūtis įveikti, tu kelias pasibaigti. Tai duosis man širdį ar ne? Kažkoks keistas tas burtininkas. Kas jūs tokie ir ko atėjote? aš labai noriu būti žvėrių karalių. Aš labai noriu drąsos. Prašau, duok man drąsos.
Ho, aš pats žinau, ko jūs norite. Labai keistas burtininkas. Ir ko tą gal... Aš esu didysis ir baisusis Smaragdo pilies burtininkas. Man atrodo, kad jūs esate paprasčiausias apgavikas. Taip, vaikeli, aš esu didysis ir baisusis Smaragdo pilies apgavikas. Bet tai labai sunkus darbas kasdieną muilinti žmonėms akis. Gal ir aš jo bijojau. Tai ką, dabar aš negausiu savo nuostabių smegenų? O kam tau tos smegenų? Ar jūs galėsite duoti man širdį? Širdį geležinę medkirčių įteiks didysis ir baisusis Smaragdo miesto burtininkas. Valio, aš toks laimingas, aš jaučiu, kaip širdis plaka mano krūtinėje. O kaip bus su drąsa? Drąsą liūtų įteiks didysis ir baisusis Smaragdo miesto burtininkas. Išgerk. O čia kas? Drąsa. Aš gavau drąsos. Jaučiu, kaip jis rumena mano gyslomis. Ačiū tau, didysis Smaragdo miesto burtininkė. Valio! Kaip? Kur? Į Kanzasą. Aš nebijau, aš drąsus esi. Nebijau. Labas, mėlynos šalies fėja. Dabar, kai jau išpildyti 3 būtybių karščiausi troškimai, metas ir tave namo sugrąžinti. Bet kaip? Taip. Juk tai tavo stebuklingi bateliai. Tai reikia treptelti ir bet koks tavo noras bus išpildytas. Matai, smegenų? O aš savo mylinčio širdies? Aš turbūt taip ir būčiau likęs bailiu. Mėly bičiuliai, aš nekiek nesigailiu, kad man teko taip blogai keliauti po Smaragdo šalį. Bet dabar man laikas grįžti namo. Ar mes dar kad ne namo? Su tavim, Dorot. O tu mums tiek daug davei. Valio, aš grįžau. Vaikai, čia mano istorija ir baigėsi. Bet nenusiminkite. Tikiu, kad mes dar kad nors susitiksime. O dabar linksmų jums kalėdų. Iki! Šiandien neskubėti, pasibūti su mumis, nes programa bus skirta tiek mažiems, tiek dideliems. Ačiū visiems, kurie susirinkote čia ir pamatėt, kaip mes stengiamės. Iš tikrųjų turiu pasakyti, kad šitas spektaklis pastatytas pagal patį originaliausią, patį tikriausią. Prisijunkit ir galbūt kitą metą vaidinsime visi kartu, ką nors dar. Būsite šitoj pusėje. O dabar ačiū, kad buvote ir likite toliau. Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam. Linkim, kad šis nuostabus laikas būtų skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui, gyvenimo pažvelgimui ir naujų planų kūrimui. Jūs tikriausiai dovanų nenorit? Dar kartą pabandom? Kalėdų senelį! Kalėdų senelį! Ar jūs mane šaukite? Aš matai esu jau senas biškį, tai nelabai girdžiu. Norėčiau, kad jūs... A dabar girdžiu. Šaunuoliai. O aš matai, su savo rogėm, su elniais lekiu pro šalį. Girdžiu, kas čia mane šaukia. Kas čia mane šaukia. Nusileidau ant stogo. Ir sakau, einu pažiūrėsiu. Kiek jūsų čia daug, kaip visuomet. Kaip jūs man visi patinkate. Ar jūs žinote, iš kur aš atkeliavau? Taip. Iš kur? Iš Laplandijos aš atkeliavau. Labas, Jūrė. Nuostabi pasakų šalis. Šokolado jūra.
plaukia upės. Ten labai... O dabar norėčiau lietuvių kalbos mokymą. O dabar Domingo darželio vaikų lietuvių kalbos pamokėlių vaikučiai. Mokyklėlė, o ar mokam abecėlę? A agurkas, B tai blynas, C cukrus, Č čekulinas, D dangus ramiais draugeliais, E žiukas ir erelis, Šiandien mūsų šauni komanda suvaidino savo šitą komandą suvaidino pirmąjį spektaklį pagal patį tikriausią, originaliausią keistuolių teatro spektaklį Geltonų plytų kelias. Andrius Kulikauskas, šios muzikos autorius, dėkau tavo Andriau, mums pats padovanojo, paskolino tą muziką su keistuolių teatro direktoriaus Aido Giniočio palaiminimu. Taip, kad čia yra grynas, viskas formaliai ir teisėtai. Labai šauniai suvaidinom. Tiesa, liūtas bailusis įgavo daug drąsos, bet prarado uodegą. Kas organizavo renginį? Lietuvių bendrovė. Renginį organizavo Visaėno Community in Ryts, kuris egzistuoja jau 4 metus. Rugsėjį švęsim 5 metų jubiliejų. Kas įkūrėjas Ryts bendruomenės įkūrėjas? Tai buvo 3 žmonės, tai buvo Aneta, Arūnas ir Danguolė. Tai buvo mūsų 3 pradininkai, kurie įkūrė šią bendruomenę. Šiuo metu tęsia veiklą. Rūta, mūsų ryštininkė,
nauji mūsų nariai, tai Laurynas ir Laurynas, mūsų valdybos narys. Laurynas Merkelis. Laurinas yra mano bendravardis ir mano mamos mergautinės pavardės nešiotojas, taip kad čia kažkas yra. Labai tai svarbu visiems žinoti. Kažkas čia mes giminaičiai. Tai labai svarbi informacija. Gal kas nors galėtų apie spektaklį. Mes labai džiaugiamės, nes matom iš žmonių veidų ir iš vaikučių, kad spektaklis labai pavyko, labai visi sužavėti, kad mūsų lūkesčiai pasiteisino ir mes ėmėm gerą kryptį. Iš kur gavom dekoracijas spektakliui? Oi, čia Vaidos labai reikėtų. Vaida čia padarė milžinišką darbą. Čia mums net sapnuotis nesisapnavo, kad įmanoma padaryti tokį darbą, tokį milžinišką. Čia mūsų visų tie vaidinimai yra, aišku, irgi mes pasistengėm, bet aš nuo savęs bent jau sakau, kad prieš Vaidą visos tos mūsų nutrauktos uodegos ir visa kita nuplanksta. Vaidos čia yra, aš neturiu žodžių, Vaida yra... Jei neturi žodžių, tai nutilkime, paklausykime daugiau. Patys scenarijų koregavo tai Laurynas ir Jurga. Šitas Laurynas mus mokino kalbos meno scenoje. Rūta, tai buvo mūsų reklama, visi pagalbiniai techniniai dalykai ir visa kita. Labai ačiū Rūtai, didelį darbą padarė. Ir dabar paskutinį jūs padėkokit visiems lietuvių bendruomenės, kas čia susirinko. Ačiū lietuvių bendruomeniai. Ačiū jums, mes vis dirbam dėl jūsų. Tai mes turim Bet ir dar tuo pačiu pasinaudodamas progą pakviešiu lietuviai. Nebūkit toj pusėje ekrano, ateikit pas mus, prisijungit. Jeigu mokat dainuoti, jeigu mėgstat dainuoti, vaidinti, dalyvauti, organizuoti, jūsų vieta yra čia, šitapus ekrano. Laukiame. Iki kito karto!